kaip iš tikrųjų reikia statyti vietą berniuką, kaip jį reikia lavinti. Norint padaryti jį ne tik tai, kad, sakykime, patinu, bet ir vyrų, ir žmogum, ir žmogiškų, ir mandagių, ir kultūringų, ir rūpestingų, ir pareigingų, ir dar prie viso to, kad jisai, reiškia, ne tik tai būtų šeimoje pilnavertis tėvas ir sutuoktinis, bet dar ir virš to jisai taptų pilnaverčių piliečių, kuris atsakingas už visą visuomenę, ne tik tai, kad už savo ten namus, bet ir už visą gentį, ar už tautą, ar už valstybę, tai į jį reikia suinstaliuoti gana daug opcijų, gana daug savybių. Ir pirmas dalykas, nuo ko pradedama, aš kaip prieš tai minėjau, tai yra komandiniai žaidimai ore. Antra, estetika, reiškia, emocijų lavinimas. Ir trečia yra protinis lavinimas, mentalinis lavinimas, tai yra teorinės žinios. Ir kai šitie trys dalykai yra pakaitom, kiekvieną dieną pastoviai yra gana didelių krūvių lavinami, tai jo asmenybė, galima sakyti, formuojasi tam tikras stuburas, tam tikra ašis. Ir jisai paleistas į gyvenimą, tada rodo, kad jisai gali greit susigaudyti, ką daryti, kaip veikti, jis turi pakankamai žinių, jis yra pakankamai subtilus, jisai turi klausą, jis turi pojūtį estetikai, grožiui, jisai moka bendrauti su moterimi, jisai tampa delikatus pakankamai, jis tampa diplomatiškas, jisai išmoksta derybų meno, jis išmoksta gebėjimo vesti debatus, argumentuoti savo nuomonę, kalbėti viešai ir atvirai prieš kitus, prieš didelę auditoriją. Jisai išmoksta bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėms, su skirtingų tautų ir valstybių diplomatais. Reikia pasiekti, kad vaikas klausytų tėvų. Kitaip sakant, kad jis savo ausį laikytų, reiškia, atvirą tėvams, kad ką tėvai besakytų vaikui, jisai tai priimtų, kad jis neužsidarytų savo širdyje ir neuždarytų ausų. Nes jeigu tėvai nėra autoritetas ir jeigu tėvai tingi dirbti su vaiku ir jam sako kažką tai skausmingo ar nemalonaus, tai vaikas užsidaro viduj, jis nustoja jų klausyti ir tokiu būdu tėvų poveikis vaikui išnyksta, tėvai praranda poveikį vaikui, vaikas atitrūksta ir joks ūkdymas, joks auklėjimas pasidaro neįmanomas, vaikas pradeda auklėti save gatvėje, kažkokių atsitiktinių žmonių dėka, draugų dėka,